Taigi Turgaus aikštė piko valandą. Jums tikriausiai, kaip ir man, bus įdomu pamatyti, ką tie indai parduoda savo parduotuvės. Čia panašu yra statybinių reikmenų, o tiksliau dažų parduotuvė su šiek tiek elektronikos, automobilių dalis, automobilių servisas, tiksliau transporto priemonių servisas, nes šiandien remontuoja skuterius. Ir žengiam gilyn. Žinoma, daržovės, vaisiai, ko gero populiariausias verslas šiandien, nes jų pilna visur tokių kioskelių ant kiekvieno kampo. Tarp kitko, vaisiai be galo skanus, skonis sodrus, ypač bananų. Ne visus dar išbandžiau, nebuvo laiko. Ir tiesiog nežinau, ką imti, nes tų vaisių daug, tai po biškį eksperimentuoju. Visą laiką pasiemu pažįstamų vaisių ir tuomet kažką nepažįstamo. Bet vėlgi labai nedaug, po truputį, kad neapsigaut, nes kai kurie gali būti, kai tu jų nepažįsti, jie gali būti sugedę paprasčiausiai ir tu nežinai, kaip atskirti. Nu, suprantama, be to, kad jie vizualiai supuvę. Gali būti, pavyzdžiui, per minkštas jisai ir jau nevalgomas. Ir vietiniai tai žino, o tu paprasčiausiai nežinai. Vaistinės. Ir šunys ant stogų čia jau nieko nestebina. Jie ten užsiropšia netgi poromis, gaujomis. Gaujos kontroliuoja stogus. Čia įsigyti galima viską. Aš prieš važiuodamas į Indiją galvojau, gal reikia prisipirkti vaistų įvairiausių, ko gali nebūti. O taip, kad kažko gali nebūti, tiesiog taip nėra. Nes tu visko gali įsigyti. Degaliniai, kad suprastumėt, gali susimokėti Google Pay, kortele, grinais, pasiimti pinigų. Irgi visiškai be problemų, tiesiog yra bankomatas. Va čia, kitoj kelio pusėj. Yra puikiausias bankomatas ir jisai dabar tuščias. Su Kondiškio bankomatas vėsų, vakarais net aprasojo langai ir puikiausiai išsigrynini pinigus. Iš paprastos Svetbanko kortelės gryninu turiu ir Revoliutą dėl viso pikto, kad jeigu netyčia nudaigočiau vieną kortelę, visą laiką būtų atsarginis variantas. Tai Revoliutas, tarp kitko, jisai nuskaičiuoja 6%, Svetbankas 3%. Einam pažiūrėti čia. Viešbutis. Viešbutis ekstremalams, nes jisai pačiam veiksmo epicentre. Ten šuo taksistą kalbino, kad jį pametėtų kažkur. Tenai žmogus gamina cukranendrių gėrimą panašu. Štai čia. Girdėjau, kad labai geras, bet pačiam dar ragauti neteko. Paprasčiausiai neturėjau laiko. Vėlgi vaisiai.
Va tokių parduotuvėlių irgi begalė, gausybė. General Store, kur visokių dalykėlių gali nusipirkti. Kruopų, saldainiukų, pieno, ledų. Va dar vienas pavyzdys. O čia tarp kitko banjanas, kurio šakos, tai yra šaknis, kurios pavirsta šakomis, vėliau buvo kerpamos. Gaunasi, kad jos tiesiog kabo kaip siūlai. Ir nesustarėja, nes nėra įsileidę į žemę. Elektronika. SIM kortelės, va čianais tu atvaręs varai pirkti SIM kortelės, ją užregistruoja su tavo pasu, žodžiu, tavo numeris pririštas yra prie tavo paso. Elektronika. Žodžiu, stafas. Susidarė kamštis. Žiūrėkit, ir ant tos sankryžos nevyksta jokios avarijos. Atlyst aš nemačiau jokių susidūrimų, nes šviesoforų nėra, taisyklių kaip irgi tokių nėra, ten nelabai kas rodo posūkius. Gaunasi visi labai lėtai važiuoja, vos velkasi ir tokiu būdu išvengiama susidūrimų. Čia mano teorija. Grįžtu prie savo motociklo. Ir šiandien turiu planų nulėkti į šiek tiek didesnį miestą. Jis vadinasi Andžiūna. Didesnis miestas, turiu omeny, ten jau miestelis, nebe kaimelis kaip čia. Karvės užtvėrė man kelią. Ne tik man užtvėrė, ir vietiniam žmonėm neleidžia pravažiuoti. Jom nemotais yra. Jos užsiema savo reikalais. Trumpas video reportažas, kaip indai ruošiasi šventėms. Visos tos dailios švieselės, gatvelės, namai ir šventyklos jomis papuoštos. Man patinka, gražu. Mažas nukreipimas į detalės. Šiuo metu randuosi indiškame klube. Ir mano dėmesį patraukė tai, jog čia ne tik yra tualetinio popieriaus pilna, bet dar yra moteriški klotai dėl viso pikto. Ar ne kietai, ar ne faina atmosfera. Taip ir turi būti visur tiesiog. Atvykome į vietą, kuri vadinasi Hilltop. Čia yra marketas, turgus ir visko, žodžiu, čia susirenka žmonės. Заплати, я тебя сразу верну, чтобы мне не надо было искать. Čia susimokame ir kaina yra 200 rupijų žmogui. Žmonių susirinkę gausiai galime matyti
ir stovėjimo aikštelės. Pilna tiesiog. Tiesiog marios. Nu ir va. Mugė. Tiesiog mugė su visokiausiais dalykėliais, ko tik tais nori papuošaliukų daug. Knygutės. Ko tik geidžia tavo nepasotinama širdis. Pakabukai, tiksliau auskariukai, cigaretės. Юля, ты меня в хаос привезла. Что, говоришь, хаос? Да. Хаос, что ты хотел? Это индийский маркет называется. Это страшно. Ну страшно, ты здесь цацки себе найдешь и палки себе найдешь. Что хотел там? Я хочу эту фигню, но белую, вот такую. Если увидишь, смотри, Юля. Я понимаю. Вот такую. Кричи, если увидишь, хорошо? Хорошо. Но громко. Тут обычно бачату проводили. Ага. Мы сейчас пойдем еще дальше. Тут это только часть. Это часть, это маленькая часть? Но это нет, это нормальная часть. Там еще просто, я не знаю, второй кусок работает и не работает. Kalėdų senis, kur su barzda pastangų buvo 10% kokių. Nu toks karnavalo nuotaikos. Čia. Patekome į zoną, kur maistuką gamina. Dabar pavalgysim ir judėsim toliau jau. Suprantat? Turi būti pavalgęs, kad priimti gerus sprendimus. Negalima nepavalgius pirkti savo kažko. Mes vis dar turgui ir aš jau įsigijau šį bei tą klasiško, šį bei tą hipiško.